Labą dieną, kaip laikotės? Aš tai normaliai. Kažkaip turiu savo važiavimą bandelių pirkti ir daržovių iškeisti į šūdiną reikalą. Kažkaip visą gyvenimą man taip kažkokius šūdinus darbus reikia dirbti. Tai viskas prasidėjo, kai reikėdavo remontuoti šūdinus dviračius. Tai remontuodavau. Paskui iš šikinikų daryti ventiliacijas visoks reikėdavo. Paskui tiesiogiai nuotekų vamzdžius įrenginėti. Tai jo, kaip ir persekėjo man šūdini reikalai. Tai ta tema ir bus šiandien paremtas šitas video, dėl to, kad turim šūdinų reikalų. Šūdini reikalai, tai yra, čia yra mūsų šikinikas, aš čia jau, kaip matot, biškį darbavaus. Ištraukiau viską iš spintos, kad galėčiau prieiti prie pompos, kuri pompuoja, siurblys pompa, ar kaip čia pavadinti, kuri pompuoja iš bako, kuris yra įrengtas runduke, laukan nuotekas. Tai čia yra ta pompa, tas siurblys vadinamas, ir jam reikia atlikti profilaktiką elementariai. Reikia išsiardyti, išvalyti ir bus viskas tvarkoj. Dabar irgi jisai siurbė. Čia mygtukas yra įrengtas, jį paspaudi. Ten yra 100 litrų bakas ir iš to 100 litrų jisai išpumpuoja lauk. Kai gyvenu su merginomis, man to 100 litrų užtenka parai. Pusantros paros. Kai gyvenu vienas, išpumpuoju kas kokią 4 parą. Kas 5 gal net. Ir dabar ką pastebėjau, kad labai prastai pumpuoja. Tai nelauksiu, kol užsikimš visai, reikės iki kaklo paskesti fekaluose. Dabar biškį prasiploviau aš tą baką, kelis kartus prileidau vandens, galiu dar pademonstruoti, prileidi vandens į klozetą. Porą kartų išsiurbi lauk. Įjungi bako pompą ir viską išvaro lauk. Gal ir nelabai gražiai aš elgiuosi tipo inkaruotei, bet tai nemanau, kad yra labai blogai, nes yra srovė, nuneša, tokie paskui maudosi tuose kakuose, juokauja iš tikrųjų. Tai išlendi apsidairai, pasižiūri, kad nieks nesimaudytų, išleidi, srovė išneša į vandeniną, nieks labai nesako. Bet pagal visą praktiką ir pagal visus reikalavimus, nusisuksiu nuo savas kalbinių, pagal visus reikalavimus reiktų išplaukti kelias mylias į jūrą ir tenai tik tai išpilti iš bakų visą gerą žuvų maistą. Tai, ką pasišerti čia gali aplinkui, tada gaudai žuvis. Viskas paprasta. O ten kai korsakas makaluoja, ten košė, ten metų šeri tą žuvis, ką jis ten rodo, kokį patiekalą pasidaro su tą žuvim. Nieko, paleidžiu, nes per mažas imti. O aš tai imu viską. Tai šiandienos serija bus tokia apie siurblio ardymą, jo galbūt praplovimą, nežinau, ką rasiu atidaręs. Tai reikia tiesiog išsiardyti tą siurblį, prasiplauti, sutepti su vazelinu, kad gumos geriau lankstytųsi. Aš įsivaizduoju, kas ten yra. Ten yra užkalkėję tokios gumos, kurios veikia kaip atbuliniai vožtuvai. Jos, kai į jas paduoda, tai jos išsižioja. Kai spaudimo jokio nėra į jas, jos tiesiog taip susiskleidžia, kad nepatektų atgal vanduo ar ten kokteilis tas visas. Tai reikia atsidaryti, išsiplauti, nes ten gali būti prikalkėję, užsinešę šudeliu ir žodžiu. Geriau būtų
O, vėžlys išlinda pasisveikinti. Geriau būtų susiremontuoti dabar, negu kad paskui, kai bus užsikyšę ir bus tikrai blogi reikalai. Tai dabar išsisiurbiau, užsipumpau tuščias bakas, tuščia šlanga ir daug ten išbėgti neturėtų, bet vis tiek aš pasidarysiu, kad nepritaškyčiau, kad nebūtų man paskui smarvių visokių ir taip toliau. Einam dirbti. Visų pirma, manau, reikia įsirengti koncertinį apšvietimą čia, kad būtų patogu dirbti. Tai tuo aš jį įrengsiu. Miški atpalaiduoti diržus reikia. Palauk, neskubėjai gyventi. Tai kokią norit raudoną, tipo diską, ar pasidarysim šitaip. Lemenukai, kad va taip būtų. Čia nenoriu, taip labai aš čia. Gal bus gerai. Kažkas matas, bet gal nepakankamai, nežinau. Pompytė. Reikia ją atsijungti, tik nežinau dabar kaip. Gal reikia... Nematau, čia yra kažkas prisegta, nėra. Čia tuščia lygtis skylė. Gal tik su tais varžtais prisegta. Žodžiu, reikia ją nusisegti, atsilenkti ir nuimti lauk. Gerai, čia atsegta. Reikia kažką pasitiesti, kad jeigu nors koks lašas varvės, tai kad nebūtų blogai. Padarysim tokį moną. Bėgs visi kakai į maišelį, o kad tas maišelis nesuplyštų, įdėsim dar vieną maišelį. Gerai būtų medžiaginį kažkokį, tai gal šitą. Platesnis atrodo. Oi, kaip čia puikiai tiks jisai. Taip, tai šitą dedame į šitą. Šviežumas pradžiugins kasdien. Nu, tai pripilsim šviežumą čia. Eina, įdėsi ten, kad nesi... Oi, kaip čia mes supame. Įdėsime čia, kad nepripilti kakų. Daktaras skauda pasiruošti daryti tyrimus. Pasiėm biškį įrankių, kurių gali prireikti, o gali ir neprireikti. Neišsidaužyk čia. Bet šitą įrankę gali reikėti pradžiai jau. Atseginėsim nuo toliausiai turbūt. Na, bėgam. Ar nebėgam? Papildom apšvietimą, mums čia gal reikia. Čia galingiausia. Nu, pasirodykim. Nebėgam. Labai gerai. Taip kaip ir tarėmės. Viskas ant rankų prisukta, kad nebūtų paskui kokių staigmenų. O, jau jaučias, gail kvapų nepersiduoda jums čia. Būtų smagiau žiūrėti. Tai rakto nereikia. Bet čia jau kažkas tai jaučias. Rodo savo galimybės. Tik tai man prašom šitas laikytis. Jau čia nori bėgti pabiški, bet jinai užsukti turėtų, bent jau jeigu bėgs, tai turėtų nedaug bėgti. Gerai. Gerai, kažkas tai išsimovė, išsinerė. Kas čia? Čia kaip ir gražu. Čia vanduo iš
lauko jau eina. Čia išbėga gerai. Kaip čia mes atrodom? Čia mes atrodom visai neblogai, bet bus galim padaryti ir geriau. Čia yra dvigubas tas atbulinis vožtuvas. Tai mes taip ir elkimės, abudu išvalykime. Opa! Ir čia irgi yra, bet jisai visai neprastai atrodo. Bet mes jį irgi išvalysime, nes darom profilaktiką tiesiog. Paliekam čia, tegul subręsta. Čia pabandysim išplaut. Nu, tu biškį pailsėk čia. O, priaugia čia tų kalkių priauga. Na, ką čia? Čia paprasti dalykėliai, kalkės. Sutepsim su šitas vagumas būtent. Sutepsim su vazelinu, kad jos būtų minkštesnės, kad jos atsigautų biškį. Ir sudėsim atgal. Tai netrukdykit plauti. Pompas eilė, čia tuos varžtus atsisukam ir turėtų nusimtinai. Arba ne, arba reikia iki galo atsukti. Pabandysim iki galo atsukti. Op. Čia uždėsim, kad nepabėgtų niekur. Svarbu kryptį paskui susižiūrėti, kryptį rašo va čia ant dugno. Nu, kaip čia atrodom. Čia turi būti viskas gražu. Op. Ai, va čia nelabai gražu. Nu, tai profilaktiškai viską išvalyti. Čia atsisuksim dar. tą gumą išimsime. Neišpaškūdė čia viską. Tą gumą pasiemam su savim, o čia viskas čiki-briki. Irgi kalkės pravalyti, membraną sutepti šituo vazelinu, kad minkščiau važinėtų ir viskas. Ir profilaktika atlikta. Ir čia nieko bijoti išsitepti rankyčių nereikia, nes nieko čia neišsitepi. Smarvės tokios kaip ten, kad nebegali gyventi, nėra. Tai tiesiog prasiplauni viską, nusitrini tas kalkes ir surenki atgal. Viso. Tema baigta. Jeigu neatsišveičia kur nors tos kalkės, tai labai tinka acteliumbas. Pripili į actą, palieki ten 10-15 minučių, ateisi, kaip tešla nusivalys nuo visur. Nueis. Ir viskas. Turėsit daiktą kaip naują. Šitai pompai yra 2 metai, tai jeigu jūs susimontuojat naują pompą, tai negalvokit, kad čia atsisveikinant ant visai jau su ją. Tai kažkiek reikia padaryti jai profilaktiką. Jeigu pats darysit, matot kiek kainuos, biški vazeliną, smarvės nosį ir šitą gal keli keiksmažodžiai ten prisukant, atsukant. O samdant meistrą, galimai jisai sakys ištingėjimą, kad tipo čia nesuremontuosi, be. Sakys keist naują, tai pati pompa, man atrodo, ne 250 eurų. Plius pats pakeitimas kokį 100 eurų jaučiu paimtų. Nu tai 3,5 eurų. Už juos varys nusipirkti bandelę.
Būsiu užsitarnavęs bandelę šiandien. Tai va, išvalau tuos, surenku viską atgal ir dabar einu sutepsiu vazelinu šitos. Priežastis visai nebuvo atbuliniai vožtuvai tie, kur šnekėjau. Greičiausiai buvo šita dalis, nes jie buvo užkalkėjus, tuo pačiu jinai sukietėjus ir nebe taip elastingai galėjo pompa pumpuoti visus džiaugsmus ir tiesiog prastai pumpavo. Ir kai atsiranda jau tas prastas pumpavimas, tai tada ir eikit jau ieškoti bėdų, nes vėliau bus dar smagiau. Kai bus pilnas bakas, nebegalėsit išsipumpuoti. Čia nėra tas, rytoj padarysiu. Pajautėt jau šiaip tokius dalykus reik subinę jau. Pavyzdžiui, kad ir koks siurblys, pompa pareina pas mane laivę, aš jau būnu nusistatęs, kad jau prieš tai žinau, kad reikės prie jo ateiti ir pakeisti. Tai aš būnu ramus. Aišku, geriausia būna, kai ramiai uoste stovi, jeigu plaukiant tai atsitiktų, tai būtų taip biški gal, taip daugiau darbo, vadinkim. Bet kai va šitaip yra, tai visai galim gyventi. Va, duodu šiam vazeliną. Tai pakankamai rimtai. Biški net per rimtai. Bet jisai esmės suprastas dalykas. Opa, va, biški apvalys. Bus labai gerai. Manau, kad jisai nusiplaus irgi čia pakankamai greitai, bet pati guma spės atsigauti. Ir visus tos vožtuvėlius irgi susitepam, išsimuzuojam, kad jie būtų veikiantys. Kuo daugiau tepaliuką užvarys toj vietai, man atrodo, čia blogiau tikrai nebus. Va, pavarai su purvinam rankom, su vazelinuotam rankom. Na, ir gerai. Dabar jūs išjungti negali niekaip su tokiom rankom, reiks išmest pirštinis, tada pulti išjunginėti jūsų. Kažkiek palaikiau, aišku, būtų smagiau ilgiau palaikyti, bet va, pabraižai biškį ir eina iš karto putom tos kalkės. Tai vieta, kuri liečiasi su pompa ir kur turi būti be kalkių pravaliau, daugiau tai čia tik tai šiaip tik tai erdvė ir viskas. Tai praplausiu ir montuosiu viską atgal. tą maišiuką galime išimti. Tą maišiuką išimti galime, jau sakau, galime išimti. Nes iš čia mums bus nebe reikalingas. Paskui išsivalysime, kas privarvėjo. Taip, tai dabar man šitą reikia įsukti. Va čia, va. Ir irgi tą darysiu tik su rankom, nes čia yra guma. O, kas čia taip įdėjo? Kas čia taip įdėjo? Jei būtų neveikia, nu. Kaip tu čia tą gumą įdėjai dabar? Va čia jin turi eiti. Va taip. Kitas įk žinok. O jin čia yra jau. Och, tai vargel, vargel. Čia yra. O taip, o čia va taip turi būti. Su rankom, su rankom. Raktų geriau nenaudoti. Iš karto ir šitą čia tada užsuksiu. Bus daug patogiau dirbti. Raktą nenaudokim, kad paskui patys nesikeiktumėme. Na, užsisukam. Sakau, užsisukam. Pagavo marškinį. Gerai. Iški patogumą jau mažai. Daras reiks
Kondicionierį gal įsirengt. Opa. Nes kai kitą kartą remontuosiu, kad būtų vėsu čia. Opa. Opa. Čia užsukta. Čia užsukta. Čia užsukta. Ir čia užsukta. Dabar mes galim pasibandyti, ar niekur neleidžia. Tai mums reikės mums reikės atsisukti lauko kraną, kuris yra va čia. Atsisukau ir pabandyti papumpuoti. O jeto. Sukasi pompa, tai labai gražiai, įdomu kaip meta. Dabar pripumpau biškį, tai kaip meta. O jeto, žuvų kiek priplaukia. Dar biškį burbuliuoja. Vadinasi, yra oro, bet veikia tai daug smagiau. Tai žodžiu, viskas veikia labai gerai. Meta pompa laukan viską, kaip kad nauja mesdavo. Kaip ir viskas susitepė, viskas pasidarė. Dabar galim susitvarkyti, išsivalyti, prisisukt. Kur jau šitas guma? Opa. Na va, prisisukom, išsivalysiu, čia išsidezinfekuosiu. Ir viskas, darbas baigtas. Na, patiko. Aš tai netrokštų tokių darbų, bet kartais reikia ir nereikia baidytis. Čia natūralūs dalykai. Visi ką darom, visi perdžiam, visi ir susidarom. Tai pasidariau, susitvarkysiu. Gal dar spėsiu iki miesto nuvažiuoti, bandelės nusipirkti ir daržovių. Ir sulakščiu be jūsų iki parduotuvių. Nusipirkau kažkokių pipiriukų, bananų, svogūną, pomidorų. Ir labai aštrių, sakė, čia jau geriau nevalgyti jų, tai nusipirkau, kad nevalgyti. O šitą džiaugsmą sumokėjau 11,60 €. Ir nusipirkau batončiką, kuris dar karštas. Ir porą bandelių. Dabar sugriaušiu bandelės. Nes tiek prisirėbis, jau šiandien tiek išsrėbiau, kad galim ir atsipalaiduoti biškį gal. Auksinė mintis atėjo. Čia labai susijęs su šio ryto malonumais. Kai kiti sako, tai kam pirkai tokį seną laivą, reikėjo naujesnį pirkti, tai būtų negėdis. Žiūrėk, ta pompa įmontuota prieš 2 metus. Čia negėdims, čia tiesiog aptarnavimus. Ir prie tų aptarnavimų čia yra pakankamai, yra. Kiek tų pompų čia gali skaičiuoti tingi, bet jų yra. Ir prie variklio yra, reikia aptarnavimus daryti, ir tom pompom visom reikia daryti. Ne vien tik tai kanalizacijai užsikemša, bet ir vandentiekiui užsikemša, filtrus reikia keisti. Žodžiu, čia reikalų yra krūva ir visiškai neįdomu, ar tavo laivas yra senas, ar jisai naujas. Lygiai taip pat, 2 metai praeis, kas, kad tu pirkai naują. Taigi naudoji tai tiek pat, kiek ir seną. Tai va, nežinau, ar čia sprendimas labai toksai teisingas, kad perki naują ir problemų neturi. Perki naują, tai ir brangesnių problemų, nes pompa naujesnė būna įdėta į brangesnės detalės. Jakauj, pirkit visokius, visi laivai geri, kol prižiūri.
Labai nusivėlinta šiandien su nardymu. Ką daryti, eit, neit. Nežinau. Būtų sveika biškį pasijudinti. Reikia gal varyt, bet atleiskit šį kartą, tada neimsiu jūsų. Greit iššoku, pravarau kelis apsisukimus, kelis viražus į kartą ir grįžtu. Parvažiavau iš gastrolių, tai vieną gruperį nušau. Tai paims į ranką. Nagi. Va. Toksai. Ką žinau, kokia šiandien dydžia. 0,5 kilogramo turbūt. Gal kiek didesnis. Kažkaip neradau žuvies, ką pasimti ir jaučiu, kad lenda kažkas ant mano ausų. Tai gali būt, kad reikės padaryti pertrauką su turgum. Ir šopaholikas esu kažkoks, reiks gal biškį pristabdyti, gydyti tą problemą. Tai va, tokios liūdnas žinios man. Ir viskas. Ir ką žinau, dienai pabaigą, eisiu sugalvoti, ką čia nuveikti dar. Jau buvo noras kilęs pasidaryti tą denį, bet jaučiu, kad rytoj atidėsiu. Sugalvojau vakarienę pasidaryti. Biškį užsidūmė dėl to, kad marinavau su aliejum. Vau, kiek čia dūmų. Dabar nieko negaliu padaryti. Taip jau yra, o pirmas kateris plaukia. Per 100 metų. Valgysiu vištieną su kopūstais, morkomis ir česnaku, salotomis. Ir jausiuos sveikai, nors čia taip negerai ir kad tiek dūmų. Bet nieko nepadarysi, Zita, atleisk. Gal... Tai va dėl to galva ir skauda būna. Norėjau paprašyti like, share, subscribe, ten viską suspaudėliosit. Mums pagelbėsit labai. Jeigu pasidalinsit su draugais, dar būtų smagiau. Jeigu papasakosi dar kažkam tai, kad čia yra tokie, kur šūdas krapštas ir visiems rodo, kaip čia yra. Mes esam tie, kurie norim parodyti ne vien tik tai gražiasias pusės to kruizinimo visą. Norim parodyti taip, kaip yra. Dažnai Joanų neleidžiu rodyti būtent taip, kaip yra. Jis nori biškį pagražinti ką nors. Aš esu tas volačis, kur žiūrėkit, negi gaila. Tai dar kartą ačiū visiems už palaikymą. Labai malonu gauti komentarą ar žinutę kokią, kad tinka, patinka. Tada žinai, kad teisingai elgiesi. Jeigu negauni jokio, tokio parašymo, tada kartais galvoji, kam čia to reikia, gal čia nereikia, gal čia per daug persistengiu, ta prasme, rodyti viską, gal čia negalim rodyti žmonėm tokių dalykų. Tai va, tai ačiū Jums už visus dalykus, ačiū už visus paspaustukus ir pasidalinimus. Labai, labai dėkui. Iki.